Labas, Ingrida. Labas, Aurelija. Labai gera tave čia matyti ir labai gera tave užuosti. Ir apskritai man toksai jausmas, kad Ingrida man asocijuojasi su žodžiu aromaterapija. Ar tu gali papasakot man, kaip atsirado aromaterapija tavo gyvenime? Oi, čia ilga istorija, galvoju kaip trumpai. Iš tikrųjų, aromaterapija yra daugiau negu 10 metų pas mane. Ir visą laiką mane traukė tie eteriniai aliejai, labai įdomu būdavo skaityti knygas apie pačius augalus ir visą kitą. Ir aš esu išmėginus labai daug, iš tikrųjų, eterinių aliejų įvairių. Ir atsitiko gyvenime taip, kad turėjau problemus šiek tiek su sveikata ir niekas tiesiog nepadėjo. Ir aš turiu padėkoti draugiai už tai, kad atvedė 100% mane į tai, nes prisimenu, atnešė jinai man butelių, kad sako, naudok, tau padės. Ir tau bus gerai nuo tos ligos, ar ne? Ką tu čia dabar, kažkoks aliejus. Ir iš tikrųjų, man padėjo, aš pradėjau domėtis, kas čia, kodėl, kaip, susiradau dar daugiau tų aliejų. Ir susitvarkiau emocinę savo būseną, susitvarkiau vaikų problemas, visą kitą. Ir va taip kažkaip įsinešiau į tą aromaterapiją daugiau. Ir sau vis skaitydavau, domėdavau ir supratau, kad man nebeužtenka ir aš nebenoriu vien pati tas žinias turėti ir aš noriu dalintis su kitais. Nu taip ir įsivažiavom kažkaip į tą aromaterapiją ir taip įsukę yra, kad nepaleidžia. Tu dabar jauti, kad yra tavo vieta, ta profesinė prasme, taip? Aš jaučiu, aš prisimenu, mes buvom Veidoskaitos susitikime. Ir tenais visi ėjo, mokytojai iš veido, žinai, atpažins, kas, nu ir ten viena tinka ten socialinėse, kita į armiją, kita, nu galvoju, nu aš žinai, kur aš čia, žinai, sustoju, sako, gali dirbti beleką. Kaip tai beleką, žinai, sako, nuo menų niekur nenueik toli, sako, bet, nu tu kažkur turi būti, nes prieš aromaterapiją aš puikiausiai sukausi gėlėse ir man tai labai patiko, taip, labai man buvo faina. Ir atėjo ta aromaterapija, doTERRA ir pont viską, taip žinai, su diena pakeitė apvertė. Tai ir kodėl aš nujaučiu, kad čia esu, nes aš galiu viską daryti. Kurti reelsus, galiu nuotraukas, fotografuoti tos buteliukus. Vėlgi kūryba, rašyti postus, bendrauti su žmonėmis, daryti kažkokius tai laivus. Ta prasme, labai plataus spektro tiesiog darbas. Tai aš manau, kad aš būtent ir esu vietoje, nes aš galiu visko. Nes man tiesiog vieną darbą dirbant, man yra, aš išmokstu, man atsibosta, numetu ir viską. O čia atsibosta, dabar pabandysiu tą, jeigu mane jau ten užkniso savaitę bendrauti su žmonėm, padarom pertrauką. Ir aš tada gal jau, savaitę parašysiu postus, apie kažkokius aliejus, ar dar kažką, dabar labai aktuali tema apie erkes, tai irgi noriu, žinai, nesibiškino žmonių, tai dabar kas klausys, sakys, Ingridas nebetrukdom. Bet nežinau, kada klausys, taip kad viskas yra okei. Ingrida, kaip tu galvoji, ar tavo šita veikla turi prasmę, ar jinai duoda naudą kitiems žmonėms? Tu čia kalbėjai apie save, ir ne, kad aš čia kūrybišką darau tą ir tą, bet ar tai yra naudinga kitiems žmonėms? Žinai, Aurelija, aš tau pasakysiu nes dirbti, aš tą darbą esu pradėjusi, dabar eina 4 metai. Bet aš visada galvodavau, iš tikrųjų, ir kiekvienam turbūt kyla, žinai, tų klausimų, ką tu, žinai, būna tų dienų, ką tu čia durne darai, žinai, kam tau to reikia, žinai, sakyta, ir kai tau ateina atgalinis ryšys tų žmonių, Ingrida, mums čia tas padėjo, ačiū Ingrida už tavo ten tarą, žinai, tai aš tą žinutę saugausi. Ir aš tiesiog noriu Instagrame padaryti tiesiog highlightą vieną, tiesiog motivaciją man, kai aš jau prarandu tą motivaciją, kad paskaitau ir vėl grįžtu. Įkvepiu. Aš čia esu tinkamoje vietoje ir darau tai, ką turiu daryti, žinai. Tai per tuos 4 metus tų klientų jau buvo? Papasakok tu man kokią nors istoriją, pavyzdžiui, kokią nors, gal koks buvo keisčiausias užsakymas, kažko norėjo tokio žmogus, kur tu galvoji, apie ką mes? Ne, iš tikrųjų, kas liečia aromaterapiją, tai žmonės, kada ateina, yra 2 rūšių žmonės, kurie jau naudoja ir supranta, kas yra eteriniai aliejai, kitiem yra fun ir yra, iš tikrųjų 3 pasirodo. Ir trečia yra rūšių žmonių, kurie jau viską išbandė ir griebėsi šiaudo. Tai aromaterapija yra ta dalis, kai jau atsigręžia į gamtą, į augalus, į Dievą ir tada gal man čia padės. Žmogus tada visada... Viltis tokia tarsi, ar neatsiranda? Tai iš tikrųjų tie klausimai dažniausiai tokie buitiniai, žinai, būna iš gyvenimo ir kam sloga, kam galva, kam dar kažkas. Bet man užsifiksavę yra, aš jau antrą tokį klausimą gaunu ir aš taip...
yra 2 moteris manęs klaususios, gal yra koks eterinis aliejus, kuris sumažina vyrų libido. Na, tai prasme, kad jie nenorėtų. Okay. O yra? Yra. Yra. Tik ne tas, ta prasme, yra tokių, kurie kelia, tai Taip, yra afrodiziakinė, taip. Ir yra tokių, kurie, nu, žodžiu, nuima, ar ne, tą naštą. Yra tikrai, aš esu išmėginus, ant manęs kažkaip neveikia, bet turbūt todėl, kad tam tikri dalykai yra, nes ne jokia paslaptis, iš tikrųjų, tai čia yra mairūnas, marjoram, jisai būtent mažina lytinį potraukį, bet kiek aš domėjausi, tai aš supratau, kad tai čia yra būtent vyrams, nes moterims būtent mairūnas skatina į gimdą plėstis daugiau kraujo, ne? Kad ten būtų daugiau kraujo. Tai automatiškai tada pas moterį kaip tik turėtų iškilti, ne? Tai va, o pas vyrų yra ten kitaip. Tai marjoramas moteris, kam per daug, kas pavargo. Kad nenori nieko keisti, partnerio, pavyzdžiui. Kam jau pavargo, sakyt, galvas skauda, imkit mairūną. Labai tu čia įdomiai, labai naudingai. Okay. Kaip tu galvoji, tau sekasi tavo versle? Oi. Kaip mano vyras kartais sako, Ingrida, tu antibiznieriesi kartais. Aš niekada negalvoju, kaip uždirbti. Gal iš tikrųjų reikėtų pradėti apie tai galvoti, nes kartais tu savęs tiek atiduodi ir gauni finansiškai mažai. Nors iš tikrųjų mes būkim bėdini, bet teisingi, tie finansai vis tiek plius minus, tai yra reikalinga, ne, kaip sakai. Bet aš visada pirmoje eilėje galvoju apie žmogų. Ir man negaila, aš ten įdedu ir tą panaudoti ir visą kitą. Kartais pagalvoju, kad turbūt su gėlėm būdavo momentai, kai geriau sekdavosi, bet čia aš geriau jaučiuosi. Man patinka tiesiog tas darbas ir aš galvoju, kad kai tu darai tai, kas tau yra mylima, su laiku ateina ir finansinė gerovė ir visą kitą. Na gerai, 5 tavo savybės, asmeninės, tos gerosios, kurios leidžia tau būti sėkmingai šitam versle. Oi. Aš nežinau, pati savęs gal nelabai matau iš šono, bet kas man yra sakę. Mes kažkada esame su kolegiam, būdamos doteros renginyje Bulgarijoje, žodžiu, darėm tokį testą. Ir tenais tavo išmeta savybės visas. Ir tenais mano kolegių buvo ant scenos, žinomumas, žingeidumas, visos savybės tokios, kur, vat. Imk ir daryk. O mano tai ten, vienu žodžiu, kad altruizmas, bendravimas su žmonėmis ir taip toliau. Ir aš supratau, ir aš iš tikrųjų nusiminiau tada, galvoju, aš visai netinkamoje vietoje. Ir mano kolegė sako, kaip tik tu, Ingrida, esi tinkamoje vietoje. Nes sako, dotera, būtent apie aromaterapiją ir visą kitą, yra būtent tai bendravimas su žmogumi, išgirsti žmogų, pajausti žmogų. Tai aš galvoju, tai įvardinčiau turbūt pirmą bendravimas, nors mokausi daugiau, vis dar mokausi daugiau klausyti negu pati kalbėti. Turbūt tas norėjimas padėti visada, nes aš būna žmogus ateina su tam tikra kažkokia tai problema, aš negaliu tiesiog pasakau, tu naudok šitą ir gerai, aš apie tą žmogų galvoju. Ne, aš galvoju, aš verčiu knygas, skaitau, kaip galiu maksimaliai tam žmogui padėti. 2 turim. 2. Trečias. Kokia dar tavo savybė asmeninė padeda tau šitam versle jaustis, komfortabiliai, smagiai, save realizuojančiai? Turbūt disciplina, gal nelabiau ta disciplina, bet pedantiškumas ir viskas tai kišakoja, bet tuo pačiu aš matau klaidas ir aš galiu jas pataisyti. Tai aš galvoju, kad tai tam tikram lygyje yra geras bruožas. Kol nenueina į perfekcionizmą, ar ne? Čia tu turi minti tą, ar ne? Sveika, tai aš galvoju, kad tas yra. Čia 3, ne? Tai 3 neužteks. Klausykis, man toksai klausimas. Kaip mudvi susipažinom? Primink man kokią nors istoriją. Aš prisimenu, tu atėjai į edukaciją, gamintis kvepalus, bet aš jau tave iš seniau matydavau. Skrolinai, žiūrėjai kas? Ne, skrolinau, tiesiog išmesdavo internete. Mes turim labai daug bendrų draugų. Taip, turim ir išmesdavau. Gal aš net tave sekdavau, aš nežinau, žinai, kaip tu pas manęs atsidūrei, bet niekas, kaip sako, nevyksta be reikalo. Ir pakeitė iš tikrųjų mano nuomonę, nes kažkaip sociume ekrane tu man vienokia atrodė, kai aš mačiau, jūs jau kokie visai paprastutė tokie. Nes kažkaip visai kitaip iš tikrųjų pasirodė. Tai duok man kokį nors patarimą, kaip man neapsimetinėti. Neapsimetinėti, tiesiog gal tas pasitikėjimas, žinai, visa kita yra labai gerai. Ir tiesiog tas toksai
kaip tu nebendrauji vieną, mes galime juk pateikti. Interpretuoti arba taip. Pavyzdžiui, kaip mane ir sako, kokia tu Ingrida faina, gal jūs matot, kada aš išlendu faina, bet aš irgi būnu visokia ir su visokiom emocijom. Tai ką mes norim parodyti, mes tą galim iš tikrųjų parodyti. Tai va, tai tu man tokie fainesni gyvai, žinai, pasirodai. Ir, nu, va, taip ir prasidėjo ta mūsų kelionė, prisimenu, tu man davai mėginėlius plaukams. Tada per edukaciją? Taip, tu man davai tada ir aš kadangi esu tokia, kaip čia pasakyti, išknisinėtoja, išstudijuojanti visas sudėtis, nes man yra nesvarbu, ką aš naudoju, nes dabar... Tau yra labai svarbu, ką tu naudoji. Taip, nes dabar pasiūla iš tikrųjų yra be galo didelė ir kad parašyta ant viršelį 100% ekologiškas, tai nereiškia, kad tas produktas yra ekologiškas, atvertus kitą pusę ir ingredientus pažiūrėjus. Tai aš buvau labai nustebusi ir iš tikrųjų galvoju, nu vėl čia ką nors, eilinį sykį pamatys. Ir pasižiūrėjau, wow, sudėtis tikrai gera ir mane tenkino. Ir galvoju dabar dar toliau tęsti, ar tu čia man užduosi kitą klausimą? Aš užduosiu, arba gali tęsti, nes apie tą patį, ta prasme, kad vat, tas sudėties faktorius ir buvo tavo lemiamas, kad tu nusprendė išbandyti ir daugiau produktų ir lepintis, ar dar kažkas tai? Ne, iš tikrųjų, aš savo neslėpsiu, aš čia, žinai, kad, o Jėzau, pamačiau, kaip čia man fainai, žinai. Iš tikrųjų, aš turiu savo kompaniją, gerą šampūną ir jis yra kondicionierius. Mes tik tais 2 turim, daugiau nieko. Ir aš tą šampūną naudoju, viskas su juo gerai ir jis tiesiog man pasibaigė. Aš tada sumaščiau prasikirpti, ką Aurelija darė. Nes man svarbu yra kvapas, kad kuo natūraliau būtų. Tai tas kvapas man labai patiko, kad neerzinantis nepridėta visokių ten vyšnių, dar visokių sintetinių kvapų. Ir šiaip labai faina, iš tikrųjų, buvo plaukai išsiplovus, tokie minkštučiai, smagučiai. Tai ir paskui sumaščiau, kad man reikia to šampūno, nes pas mus prekyboje šiuo metu nėra. Bet ką aš supratau einant laikui, ypač mano garbanuotui plaukui, kad pastovi drėgmė reikalinga ir pastovus maitinimas. Taip. Ir neužtenka šampūno ir kondicionieriaus, kad tu su tais plaukais gerai atrodytum ir kad būtų fainusai. Ir paskui tu man davai, aš iš tikrųjų šiandien padariau namų darbus, nes aš garbanaus plaukus ir aš naudoju tą, dabar jau žinau, finish serum vadinu. Nes kai aš tau paskambinu ar parašau, sasko, man reikia ten su lapukais, tai žaliais, arba tas, kur išsispaudžia, tu žinai. Tai galvoju, reikia atlikti namų darbus ir perskaityti pavadinimą, kas čia toks yra. Tai va, tai tas finish serum, man jisai žiauriai patiko plaukams, nes aš prieš tai, kad susigarbanuoti tuos plaukus, panaudodavau kitokių priemonių. Tai putos, tai dar kažkas, bet iš tikrųjų sausina plauką ir aš nenoriu kiekvieną dieną naudoti šitų dalykų. Ir mano nuostabai, kad tą serumas. Serumas, taip, apsaugo nuo karščio. Tai ir aš šlapius plaukus praseinu, visą kitą, paskui dar biškį ant viršaus, kad to putimuose nebūtų ir buvau žiauriai nustebusi, kaip gražiai susigarbanuoja tie plaukai. Ta prasme, tu nieko nedarei dabar su savo plaukams, su žnyplėm garbiniavimu? Ne, čia mano metu. Ta prasme, žinai, būčiau turbūt, kaip pasakyti, melagė, jeigu pasakyčiau, žinai, šiandien įsiplojau galvą, atsikėliau, prapučiau ir visą. Ne, iš tikrųjų garbanuoti plaukai, kaip sako, kaip fainiai ir kaip trumpai trunka. Jeigu tu nori gražių garbanuotų plaukų, tai užtrunka, tikrai neužtenka su žnyplėm pratiesinti ar su fenu praeiti ir visą kitą. Tai aš šiandien atsikėlusi, drėgnus plaukus, tuos serumais pils. Esmė yra gniaužyti šlapius plaukus, kad susiformuotų tos garbanos. Tai, žinok, aš kokį 30 minučių prie tų plaukų. Vien dėl šiandien susitikimo mūsų. Tai nežinau, kad apie plaukus kalbėsim, tai negalima, žinai. Labai ačiū tau, kad atsakingai elgėsi. Koks tavo mėgstamiausias keiksmažodis? Jėzu, net mano vaikai, žinok, sako, tas blemba. Blemba, čia keiksmažodis? Pasirodo, mano vaikai sakė, keiksmažodis. Supratau. Gerai, kokį nors dar užduokim nepatogų klausimą, ne? Gerai, apie gerąsias savybės tau pasikalbėjom, o tu kokį nors blogų savybių turi? O Jėzu, aš čia tiek privardinčiau. Gerai, 3. 3. Norėjimas kontroliuoti. Bloga labai savybė. Bet tau jinai patinka šiaip jau? Ne, labai trukdo gyvenime ir aš su tuo bandau tvarkytis, nes, sunku iš tikrųjų, bet turiu įrankius, tai kita savybė, turbūt perdėtos baimės, kurių realiai nėra,
kaip mano vyras juokauja, sako, tu turbūt mūsų ir laidotuvės susiplanavusi. Dar nieko neatsitiko, bet aš jau turiu planas B, planas C ir visa kita. Tai, na, čia mano kaklas išduoda visą tai, siauras, plonas kaklas ir iš tikrųjų tų baimių dėl to. Tai, o dar kita savybė bloga, nežinau. Gal kalbėjimas didelis, man nepatinka, aš norėčiau su juo tvarkytis. Tylėti daugiau? Aha. Rimtai? Buvau praeitais metais per naujus metus savo pasižadėjau sąrašą, ką padarysiu. Tai tam tikri buvo punktai, juos įgyvendinus esu ir norėčiau daugiau klausyti, mažiau kalbėti. Tai ką mes čia veikiam tada? Persėdom. Keičiamės pozicijom. Nu gerai. Nu ir dar kokį nors paskutinį klausimą. O tu gyventum pati su savimi? Šiuo metu taip. Prieš, jeigu man būtų toks klausimas buvęs užduotas prieš gerą 10 metį, tikrai aš ir dabar pagalvoju, kaip iš viso šitų draugų turėjau ir kaip bendravau ir visą kitą, nes požiūris pasikeitęs, mąstymas ir visą kitą. Tai asmeninis augimas tau yra turbūt labai svarbu. Labai. Aha. Ir gera pažiūrėti į save. Ta Ingrida, praeitą ar ne ir dabartinę. Aš džiaugiuosi už tai, kad mes tiesiog galime, ne visi iš tikrųjų tai daro, mažuma ne žmonių, bet man smagu, kad, aišku, kai pagalvoju 35 metį, tik tai čia atėjo protas, žinai, bet svarbu jis atėjo iš viso, nenuėjo šalia, žinai, visą gyvenimą. Tai man iš tikrųjų labai įdomu, ką dar atneš, kas dar bus. Bet tą patį noriu tavęs klausti, įsivaizduoju, kad matai save po kokių, nežinau, 10 metų, 20 metų, nu, vat tenai. Labai, žinai, ko norėčiau iš tikrųjų po 10-20 metų būti ramesnė, nes, nu, aš labai hiperaktyvi, tokia, žinai, nors šiaip daugam tas mano bruožas patinka, sako, iš kur tu gauni tos energijos, tiek ir visa kita, bet aš norėčiau jau sėsliau, ramiau į viską žiūrėti, mąstyti kitaip, kažkaip pat taip. Ir šiandien tikėtina, kad darai kažkokius žingsnius link to, kad taip jaustumės, ar ne? Taip, tai yra tam tikrai irgi praktikas darau. Pavyzdžiui, papasakok. Einu į jogą, kas man labai kvėpavimas iš tikrųjų patinka ir aš pradžiai skeptiškai žiūriu, gal čia dabar kvėpuosiu ir čia man kažkas padės. Ir dar sako, kad nemoki kvėpuoti, ar ne? Pasirodo, nemoku ir iš tikrųjų iš šiknon buvo tas mano kvėpavimas, supratau. Tai man patinka, kaip aš jaučiuosi išėjus iš ten, pakvėpavusi, atlikusi tam tikrą mankštą. Aišku, aromaterapija, turbūt pagrindas yra, čia kaip valytis dantis man. Taip, ryte atsikėlus ant padų, ant pilvo, tam tikrai įeina ir ką pastebėjau, negaliu naudoti, kurie afrodiziakiniai, kurie yra sukelia tonusą. Aš tada iš visko tokia būnu. Tai man reikia būtent įžeminančių tų eterinių aliejų, kad aš bent jau palaikyčiau tą balansą. Nes to balanso tikrai man labai norisi ir turbūt kiekvienam žmogui norisi jau. Tikėtina, kad yra siekiamybė dažna. Tai gerai, tai kitą kartą mes su jais susitiksim po 10-20 metų, pasižiūrėsim, kaipgi jie per šitas praktikas einasi augti. Ir žinai ką, aš pamiršau, neatsinešiau rankinuką, bet aš tau dovanų turiu. Geras, nu, tai paskui mes, ne ten, ar nori papasakot man, palinkėti kažką, gal dar? Ne, iš tikrųjų, tai ten mišinys yra, Coast, vadinasi Ocean Blend. Tai jūros mišinys, tai iš tikrųjų jisai būtent buvo sukurtas tam, kad mum per darbus, per visą kitą galėtumėm atsipalaiduoti, aš manau, tau tikrai to reikėtų. Ir iš tikrųjų prie vandens, ne, mes dažniausiai ir atsipalaiduojame, tai aš tau mašinai atsiduosiu. Gerai. Tai ačiū visoms, ar ne? Ačiū tau labai. Ačiū tau. Smagu, kad mes įveikėm tam tikrus iššūkius, ar ne, ir tai padarėm. Taip.